Sveiki, aš Donatas. Autel ir Baltic Deg žengia kojom su progresu ir inovacijomis. Šį kartą papasakosiu apie šiai dienai naujausią Autel diagnostikos flagmanų kartą. Trumpai apie esminius skirtumus, panašumus, komplektacijas ir apie tai, ką Autel pristatė pirmieji į rinką. Kuo skiriasi naujoji karta nuo senosiosios, kur buvo Autel Maxi Pro ir Elite modeliai. Bendrai tariant, turi daug daugiau procedūrų ir duosiu jums ne tik funkcijas, bet ir remontų patarimus, kaip elgtis kiekvieno remonto atveju. Pasižymi geresniais techniniais parametrais, dirba pažangesnė operacinė sistema. Skiriasi ir valdymo tinklelis. Taip pat šis modelis turi topologinį medį, kuriame mes galim pamatyti EQ sistemų priklausomumą vieną nuo kito atžvilgio. Naujiena yra tai, kad Autel pirmieji profesionalios diagnostikos rinkoje pristatė pirmąjį tokį priedą dedikuotą elektroninių automobilių baterijų diagnostikai. Šis priedas veikia su naujausia Autel karta. Šio priedo pagalba mes galime jungtis tiesiogiai į automobilių išorinės baterijas, nustatyti jo pagalbą, ar celė yra bloga, atskirai matuoti temperatūras ir atlikti celių balansavimus. Komplektacijų adapteris plus įvairūs kabeliai skirti jungtis tiesiai į automobilių baterijas. Šios priedus galima įsigyti perkant įrangą iš karto arba vėliau atsiradus poreikiui. MS-19 Ultra smarkiai pasistebė ir konkuruoja savo klasėje. Nuo šiol turi net 4 kanalų integruotą osciloskopą. Ir štai, didžiausias linijoje modelis yra Autel MS Ultra. Tikrai labai patogus, kai norisi ir reikia stebėti daug parametrų vienu metu. Mes galime vienoje ekrano dalyje atvaizduoti tokius dalykus kaip gyvus parametrus, ką mes užfiksuojame automobilyje. Kitoje ekrano dalyje mes galime analizuoti ir rinkti ar detalės, ar stebėti tokius katalogus kaip Haines ar Autodata. Trumpai apibūdinant, nauja įranga yra itin praktiška, komfortabili dirbti, pasižymi nauja operacinė sistema. Taip pat turi integruotus osciloskopus 4 kanalų, ko anksčiau tikrai neturėjo. Trumpai tariant, naujoji flagmanų karta yra praktiška ir techniškai pažangi. Jeigu norite dirbti su naujausios kartos prietaisais esančios rinkoje, kreipkitės į mus.